Ir įrodymas to yra. Prieš 2 dienas buvo kas? Ar jūs galite man pasakyti, kas buvo? Buvo 150 metų Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Rugsėjo 22. Jį niekados negrįš atgal. Niekados. Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra tiek iškilus, kiek Čiurlionis? Čiurlionis yra tas, kuris kūrė mūsų kultūrą, kur parodo, kokia jin turi būti. Kodėl šnekame tokius dalykus, kai sakome patyčių kultūra, patyčių. Nuo kokios patyčių kultūros, jeigu jūs ją patys kuriate? Aš ginsiu, kad Čiurlionio atminimas būtų visą laiką matomas visiems, ne tik tai Vilniaus elitui, bet visiems Lietuvos žmonėms. Ir aš esu, jeigu būsiu kultūros ministras, būsiu visos Lietuvos, viso pasaulio lietuvių kultūros ministras. Ir kultūros ministerija ne veltui tapo šiandien labiausiai matoma, dėl to, kad kažkas joje gali pasikeisti.